Good morning, Vietnam! Sveiki, labą rytą, žydrų ekranų gerbėjai. Kolonėlį jau užsitankinau kūro. Judėsim. Nu, į naktelę buvo. Vakar vakare sustojau, karšta, gal 20 beveik šilumos. Vėjukas, bryzas toks, nu, nuostabus vakaras. Ir tik tai naktį, blembu, nubundu. Kabina vartasi. Pipiec, taip vėjas pakilo, lietus užėjo, taip žiauriai neįsivaizduojat. Nu jau senai tokia audra buvau pakliuvęs. Važiavau, paskui gismetėjo, kas ten dėjęs, tai toks ciklonas geras praėjo. Ir dar vienas diena turėtų būti, man atrodo. Nu, vienu žodžiu, bus smagi diena. Ar vakare vienas dar turėtų irgi savo ciklonas užeiti. Tai bus smagu dirbti, pažiūrėti, prilaužti iškart lapų, šakų. Bet šilta, plius 14. Tai vienu žodžiu, kaip sakyt, nėra taip blogai. Važiuojam dabar ant to kalniuką apsisukinėti, kažkaip reikėjo, žiūrėsim, kaip ten mums pasiseks, jums suktis. Kol kieta, tai kieta buvo, ten sausa. Ir kai užlyjo, va matom, kokios balos stovi. Gerai, naktį nučiupėjau. Bet vėjas tai net staugia, žinokit. Tai va, žiauriai varė. Užsipyliau kūro, pasiėmiau kavytės ir galime darbuotis dabar jau ramiai dieną pratemsim su pilnais bakais. Va, kaip minėjau, praeitoj serijai porą reisų į Vilnių, paskui link Obelių gal atsidursiu tą pusę. Na, žiūrėsim daugiau. Ką su kuo, kame ten bus. Taip, lipom, čia dabar mačiau remontuoja tą viaduką, kur šitie nuvažiavimai. Čia dabar turėtų būti Vilnio, prašom, čia. Da štai, įsikapstėme į autostratkę, ten mačiau kažką remontavo, į mašinytę, stovi dar, man atrodo, atliekusi ir, nu, kaip sustatyti tos lentelės, jo, matau, lyg tai stovi ir tiesiai atšovusi tą remontą per tas lenteles. Čia, geras, visi važiuoja nuo pusę, aš važiuoju šitą pusę. Kaip čia taip gali būti. Pipiec. Kažkas biški čia susitrigerinė, bet tai nebuvo jokių draudžiamų ženklų nieko. Parašyta Vilnius, tai ir važiuoju į Vilnių. Na, įvažiuojama ką. Taigi neapsisuks, negrįš. Neapsisuksiu ir negrįšiu. Tai ir važiuoju. Jeigu susirasiu, kokį remontą reikės dėt ant kapeikas. Čia vis tiek kažkoks biškį nesąmonė padaryta. Nu, va, priekį matau kažkas priksena. Da, priksena. Bet čia įdomi. Iš Vilnių, sakau, nebuvo nei draudžiančių ženklų, nieko. Yra kaip yra. Čia Mersena gal kad Sildom važiuoju. Lembu nematau už kur važiuoti ir važiuoju. Va. Įdomiai čia chebra pasidarius. Kaip galvojat? Nu da pats montuosiu, pasižiūrėsiu. Net nustebau, kad čia taip gali būti.
geras. Na, yra kaip yra. Kažko nedadirbo. Turbūt. Pasivažinėjau po remontus. Bagas kažkoks autostradai. Įdomiai. Ką, minam tada iki sandėlio. Žiūrėsim, kaip ten situacija, gal bus prašvytę. Geriau matysis. Nu, matas vėjas gerai padirbėjęs. Irgi šakų prilaužyta. Lapų pritaškyta. Ant žemės. Važiuojam, žiūrėsim, kaip kas. Dar nėra taip, kad čia būtų žiauriai šlapia. Matai, ilgai nelija. Sausa buvo. Tai gan padoriai iš pirmo žvilgsnio atrodo. Bet vėjas taip pilia koks, eina namas. Reikės kurkę traukti, ten va matau, iš tos pusės ten debesis ateina kaip ir lietaus. Užsidėsiu gal lietaus aprangą, kad neperliptų. Karočią. Smagumai. Čia ten kalno dirbta, plika iš visų pusių. O, blemba. Šitas mano štabeliukas. Bandysim jį dėtis. Varom sūtis. Iš lėto ramiai apsisukau. Ką, balūva yra, taip kelias va pravažiuoja, matau pasikiloja. Tai dabar svarbiausia yra tą kalniuką paimti. Aš čia pačioj šlapiausia kur balas, čia į kalnę kaip į nieką. Nelabai noriu stoti arti krašto, nes kai reikės judėti, pradėsiu aškinį raus. Nu, bet vis tiek kažkaip tai reikia pasikrauti. Stoju čia va, gal užsidėsiu dalį. Ten va kur yra. O tą va kampuką nusirinksiu ir gal tada pavažiuosiu biškį į priekį. Ir tada šitą va jau būsiu čia ant kietesnio kelio. Bus lengviau. O, kaip purkšt pradėjo. Eina namas. Ką, einam darbuotis, chebra. Smagumai laukia.
bandom važiuoti, ne? Taip. Biškį. Pavarą pasimažino. Nu. Nu, nesikasa gerai. Šidėjom ramiai. Čia van kalniuką sustosiu, prisiryšiu. Visai gerai. Taip neramu biški buvo. Bet nieko, užvažiavom. Vėjas bilė koks gerai, kad iš ten pučia, tai diržus persimesiu. Bus lengviau, ne prieš vėją. Tai va, einam ryštis. Savo pilną blokiruotę, ramiai, be gazo ir užlypam. Vėjas tai nesvietiška, žinokit. Da blemba, lipau. Įsižert reikėjo belipant. Kelnių klyną. Dabar kai reikės krautis, tai šlapės klynas bus. Tai va, einu, primersimetu diržus. Jo, vėjas iš ten tai man tinkamas. Nėra ypatingai šalta. Bet vėjas tai gerulis šiandien. Ciklonas kažkoks čia praėjo. Neblogas. Dar vienas naktį mačiau ateis. Nu, žiūrėsim. Varau į Vilnių, įsikraunu, grįžtu dar tokį pat ratuką susuku ir paskui į Obelius judėsim. Tolimą tokį reisą darysim. Hebra. Dar čia yra išvažiuojant vieną vietą, praeitą, pirmus kartus, kai važiavau, dar kelias nebuvo greideriuotas, tai mačiau vienu žodžiu, nuo kalno nuneštai tokie nubėgimai dideli. Kai vanduo mato sunešęs purvus, tai galim dar va pasivažiuoti. Pasižiūrėsim kartu, kaip ten vaizdelis atrodo. Įdomu ir man. Ir jum gal bus įdomu. O daugiau tai čia bėdų kaip ir neturėtų jokių būtų. Čia dabar galva sodybą pravažiuoti. Posūkį. Kelūkas. Varom, va. Tuoj čia kažkur turėtų būti čia ta įkalnė. Tiksliai nepamenu dabar, bet čia toks kelias. Poskestis, biški poskestis nuo lietaus. Bet jeigu čia dieną nelis toks vėjas bus, tai prapūšia greitai tą vandenį nuo viršaus. Vėjas labai užneša veidrodžius, langus, veidrodžius, viskas. Paskui turi labai daug valyti. Taip. Kur tas kalniukus jau atsibodo man jau laukti, jum turbūt. Čia gal kur nors, nežinau jau, prisigyriau, kad toj bus įva nėra. O tas va tolumoj yra kalniukas, kurį mums reikia paimti. Kol praeitą kartą važiavau, tai mačiau taip, srovės vandens suplautas žvyras į apačią, bet čia praeitą savaitę mačiau greideriavo tą kelią, sutvarkė. Žiūrėsim kaip dabar, ar tokio lietaus užteko vėl čia jį pagadinti ar ne. Matysim. O tavo įkalnė, jeigu čia gerai pažliauks, tai supirdolins tą kalną.
nieko, dar žinokit normaliai, nieko baisaus kol kas, viskas liuks. Viskas labai gerai, sakyčiau, net va taip galėčiau išsireikšti. Tai va, ką, judam tada į Vilnių, va, baigiu betonką privažiuoti, šokam į Vilnių. Nu, pasižiūrėjau Google'ai. Oi, avarijų, nežinau, čia viską yra. Tai reikia vakarinio aplinkelio Vilnių imti. Važiavau geležinio vilko visaus įkišus gatvę. Nu, materytė, važiuok. Tai varysim per vakarinį. Ten mačiau irgi kažkokių akcidentų yra, bet dar kol čia prasikratys šitais kaimais, tai gal pagerės situacija. Žiūrėsim. O, lemba, kažkur lemputė nekontaktuoja. Vėl man čia. Vieną kamštį atsismaukeliojau. Va taip pasakius čia. Prieš pat Vilnių. Vienu žodžiu, kažkokie negerumai šiandien. Mačiau miestą pasikišę. Kyba lietus, palyja ar slidu pasidarė. Nesupras. Važiuojam toliau, žiūrėsim, kaip jie apvažiavimą. Nu, žiūrim, ką čia turim. Kolegų šluoja. Nepažiūrėjau dabar Google Maps'o. Jau čia reikia antrą juostą dėti, nes čia stabdinėja. Kažkas tarmosina, o čia. Ai, čia juostą užsidarė šitie šetonai. Kelininkai, kamštis todėl. Nu, šiandien aplink Vilnių panašu, kad bus smagiau dirbti, negu įprastai buvo čia man. Nu, yra, kaip ten sako. Nelabai ką pakeis gali, nebent kitu keliu važiuoti. Tai va, pasižiūrėsim gal per. Op, kamštis, matau irgi. Irgi kamštis. Čia liktai avarija rodė, man atrodo. Nužiūrim, ką čia rasim gerą. Čia kažkas va susikūlė, man atrodo. Ar irgi, ai va, milicininkai stovi. Važiuojam, žiūrėsim arčiau. Greitėjimo juostai. Jo, susikūlė, bet gal jau skirstysis tuoj. Jeigu policija yra, tai gal rimtesnis koks įvykis. O atvarė traliukas, matau, užsikraut. Nu ką, tuo judėsim. Nu ką, prisidaviau. Varom įsimesim. Ir dar vieną tokį patratuką susuko. Tada į kitą pasaulio kraštą, kažkur link Utenos varysim. Link Koberių gal kažką tokio. Tai va, kebrytė. Toks planas chuliganas dienos pradžiai. Kiek čia vairuoju? Virš valandas gerokai. Nu, pražaidžiau ant tų kamščių. 10-15 minučių. Prasitampiau. Tai gal antrą ratą bus biškį greičiau susuksiu. Šiaip nebuvo labai blogai, bet galėjau greičiau pralėkti, kaip dėlė. Žiūrėsim, kaip antras ratas seksis. Šiaip saulė išlindus giedrėsi, vėjas stiprus, aišku, kaip matot. Medžiai čiut negula, bet svarbu nelyja. Tai lengviau dirbti, kai akis neneša to viso lietaus vandens. Taip, kaip nors prasidirbsim. Taip, žiūrim, ką turim. Vakar ten dėjau kalną, užkrovau, žiūriu, dar daugiau krauna. Reiks ir man kalną tada dėti. Toliau. Tarkavimas dirba. Nu, tegu dirba. Tenai va. Žinau, matot, nematot pro langą. Užnešti langai veidrodžiai, nieko nematau, vandenį to purvais. Saulė pašviečia ir viskas. Tai va, čia įsimetu ir varom toliau.
hours later. Nu ką, gerbėmieji, susukau dar vieną ratą į Vilnių, grįžinėjau, bet oras smarkiai subjūro. Lyja, kai ir iš Kibiro, kaip reikalas, tai va. Čia mačiau, prognozės turėtų toks praeit šuoras lietaus. Ką jisai, kiek čia lis, kur lis, sunku dabar ir atsakyti. Labai tikiuosi, kad tik čia lyja, kur man reikia už kiek čia kokių 3 kilų nelis. Nu, pažiūrėsim, pavažiuosim, pamatysim. Tai va. Antras reisas kaip į nieką, ten saulutė, švietė, šildė, tik vėjasi prokas, tai gan gerai sekės krautis, tai varom dar va vieną reisą. Taros užsikrausim, Abelius. Pramalėtas Abelis pasieksime kažkaip. Va. Antrų reisų tai iš visų vėjų pralėkiau, nei kamščių nieko, va taip. Varau da, atsigert reikia nusipirkti kur nors, krautuvę, ten mačiau įkinė yra, stosiu. Gazuotą, ką nors noris. Va, sustoju parduotuvę, įvarom toliau. Nu, taip nuo Vilniaus lėkiu. Vilniaus pusiai. Vienu žodžiu tamsu, o čia kaip ir nieko, gal ir taisosi oras, kaip galvojat, hebra. Žiūrėsim, kas čia gera. A ne? Gal nebus smarkiai užlyja. Nėra smarkiai, bet nenoriu ant lietaus sėdėti, bet čia žiūriu, taip gėdrėsi, o visos mėšlas liko man Vilniaus pusiai. Tai va. Turėtų gal gerai būti. Važiuojam, apžiūrėsim, kaip sandėlyvėje. Reikalai. Nu ką, gan lengvai apsisukau, nieko čia daug baisaus to lietaus nėra. Kelias tvirtas, žvyras, platus, tai viskas okei. Ką stoju, va ten tarą, tą reikia susimest, dar persimeruosiu, ar storų nėra. Gal dar reikia apsirengti lietaus aprangą, nes nelabai malonu. Einu, pažiūrėsiu storius. Kas čia gero. O, biški. Su storiais, kad nebūtų per storų. Tai va, einam pasižiūrėsim. Nu va, tęsiant praeitą video temą, reikia pasižiūrėti. Neina per storį virš PM. Tai tarkim, va šitas jau tikrai šia storiausia vieta bus PM ir daugiau. Jau beveik šiam, plus supuvęs neis. Šitas sutrūkęs. Beveik PM, bet sutrūkęs irgi neis. Šitas iš bėdos. Kiek čia jis yra, PM kažkeli. Tai va. Tas paisų plyšęs, tas, nu vienu žodžiu, čia ir storiausia vieta, pažiūrim va, 50, dar eina. Šį čia drūtgalis ar plongalis, nematau. Žiūrim. PM1, nu taip, gal dar toks ir praeis, kaip sakyt. Tai va, rušiuojas, kraunas ir galėsim judėti toliau. Va šitą, va, nebloga tar. Rasai neblogi, malkas neblogas. Vienas kitas, tas su puviniu. Čia va gal minkštas puvinys. Ar kiek? Čia minkštas, čia tai va dar šitas kietas, kaip ir turėtų praeiti. Tai va, einam dėtis.
pajudu. Iš vietos kaip ir gerai. Va, į kalniuką šitą paimsiu ne iš vietos, bet biški pridūsta, blemba. Volvytė mano 4šiam. Ką dabar varau? Ką čia Utenos, Dusetų, Obelių kryptį laikysiu. Pasikroju gan gerai. Svarbu nelyja, saulė išlinda. Sėdynė tik šlapia, blemba, ne pašikniuką jokią nepasidėjau. Dabar pūskė palie būdu. Šlapi, ne kažką jausmas. Nu, bet ir kaip ir. Tai va. Viskas, pasikrau. Nedaug atsirašiau, gal 4 rasteliai atsimetėjau, kur mačiau akivaizdžiai, kad su puviniais. A daugiau žinai. Padedi gražiai ir viskas, ir atrodo gražiai. Tai va. Judom tada hebra į įsikrovimą. Važiuoju pro Uteną ir pats. Vaivorykštė. Žiauriai graži diena. Pasirodo, kad lauką neišlip ir vėjas nekošia. Tai labai gražu. Bildu savo betonkę, kaip traukinys, O, java nuvažiavo kokią. Grinai java. Bet to ubagė vadinama. Gražiai sutvarkyta viską. Bildu savo svajodamas į tiek. O, jaunimas trino kamuolį, bet čia aikštė padaryta prie bažnyčios. Įdomus sprendimas, bet kogi ne. Svarbu ne jaunimas pakampiam, tasas ir rūkas sportuot gali. Čiukašis pastatytas, linijas nubraižytas. Į tą blembą žiūriu su Audi, ta B4, kokia ten, ta B-škė senoji, mokomoji, mokosi vairuot jaunimas. Nu, toks biški mašina išsenstelėjus, švelniai tariant. Jau senai tokį vaizdelį be matęs čiūdno. Dabar visi su pežūkais, kijam ir taip toliau. Čia gal kokia vietinė mokykla. Ir instruktorius patobulinti įgūdžius. Pasiėmęs kokį patentuką ir raižo su moksleiviais. Po Obelius. Ką, važiuojam tiesos akimirką, dabar bus nedaug mašinų. Greit, negreit įsikrausiu. Žiūrėsim tada, hebra. Šiaip girdėjau pliotką, kad daug mašinų važiuoja už Bubit irgi gamykla, tai matysim, kaip čia bus. Taip, kur čia, čia blemba, nepralėkti. Biški, čia, nieko nėra, geras. Nu tai smunku vidun. Pažiūrėsi, ar kas kraunas, nesikrauna. Tai man čia jackpotas, galima sakyti, išloštas. O tai tau pasisekė, Važiuojam, įsikrausim. Tau užmesiu akį, ar nieko nėra viduj. Bent jau čia. Lyg ir nieko. Lendam. Oho, tikrai kalnai medienos. Net iki čia. Ot laiku inlėkiau, žinokit. Tik įvažiavau už manęs vienas miškos, išvažiuoju jau 3 eiliai stovi. Fantastika. Blemba gerai čia kortą pakryta, galėčiau sakyti. Super. Laukiu tolimesnių nurodymų, dar nežinau net kur važiuotų. Tai va, sakė, paskambins, pasakys. Tai dar laukiam. Sėdim, laukiam, pildomės popierius, ruošiamės, kad čia toliau bus matyti. Nu ką, gavau nurodymą link Pasvalio iš Obelių Bildo. Vabalninką, ar kur, vienu žodžiu tą pusę. Vadybininkas įmes koordinatės, taškelį, Google Maps ir judėsim. Biškai teko parūkyti, sustojus kokį, nežinau, gerą pusvalandį turbūt laukiu, kol ką man čia atsiūs. Tai va, greit persižiūriu, kiek važiuot ir minam tenai. Susiskambinsiu dar su kolegom, paklausiu, kas buvęs, gal tiksliau pasakys, kaip ką rasti. Nu, vienu žodžiu, stosiu prie Kupiškio, turiu kaip tik spėt.
pasidarysiu 11 šiandien. Kaip tik va gaunasi, įlėksiu į degalinę ir 13 valandų kakras turėsiu. Turiu dar 5 minutės ir jau matau degalinę. Tai varau vienu žodžiu, pasidarau šiandien pauzę. Ryt ryte varysiu krautis. Galėčiau šiandien varyti, bet blemba ten, kai susakė, surankiot, gimdymai visokie. Tai nafik, dar pasižiūrėsiu, tai ryte nuvarysiu ir pasikrausiu. Ir šiaip neslėpsiu, tingiu dirbti čia. Šviesas reikės jau normales. Tai va. Taip įdarykim tada, varau, stosiu, susirasiu vietelę ir ilsėsiuos. Rytoj nuvarysim į sandėlį, kiek čia man likę, 5 kilų grubiai iki sandėlio, gal mažiau kiek 5. Ir tenai biški, sakė, ten ir yra biški tokių makalinių, makalošių, tai ten naktį blūdytis nelabai noriu. Tai va, geriau dieną rytoj nuvažiuosiu, jau ne dieną, ryte švis bus pradėję, geriau matyti. Tai va, bus taip patogiau. Nu va, degalinė, reik varyt, susiras kur stot. Čia degaliniai nestosiu, nes ne mano vieta. Labai nemėgstu miegot triukšmuose, tai varau apsisuksiu ir kur nors blembas staptelsiu palei krūmus, vis tiek bakai tušti. Tai velniai nematė. Ir rytoj dasimušiu reisas ir viskas. Varau apsisuku. Čia va ir išplatėjimas, bet čia kažkokią sodybą turiu. To, va, miega. Meškovežiai pasislėpė. Tai gal ir aš čia tada stosiu miegot. Nu va, sustojau. Degaliniai. Pildausi popierius. Tvarkausi viską. Ataskaita šios dienos. Ir galimės eiti ilsėtis, gal naisiu, da kraną susitepsiu, ne kraną grėbtuvus, bus geriau. Darysiu 11 pauzę. Tai va, tokias chebrytė tokelės. Vienu žodžiu. Diena nebloga, gerai pasidirbėjo. Naktį, kai vėjas staugė šįryt, tai galvojau, diena bus pipiec visa suvaryta. Bet nieko, normaliai, ryte va biški taip nulijo, tai kad kraunantis lietaus jokio negavau, tai gerai. Keliai geri, viskas dar pakankamai gerai. Tai va, rytoj važiuosim į naują sandėlį, žiūrėsim, kaip ten kas seksis, žiūrėsim, kaip kas bus. Tai va, kaip ir minėjau, pildausi ataskaitą, susitepsiu grėbtuvus, susitepsiu gal dar kažką. Nu, vienu žodžiu, prie to pačio ir eisim šiandien gultum, va dar filmuką jums sumontuosiu, rytoj bus ką pažiūrėti. Tai va, stengiuosi kažkaip į šitą dalyką žiūrėti su padidintu dėmesiu, kad jums nebūtų nuobodu. Tai va. Tokios tokelės, chebra. Vsio, ačiū, kad žiūrit, laikinat, prenumeruojat, dalinatės ir ką. Šiam kartui tiek. Einu šilsėtis, ilgoji pauzė, tai va, atsipūsiu. Čiau.